Šausime su Rodale Hunter 50+. Riodelė, tiksliau, vokiečių gamybos duslintuvai. Vienos dalies. Išsitraukia irgi fiksatoriai, ne fiksatoriai, ant vamzdžio šaibutės, kad išsilygiuoti, galima pagal skylę pasidaryti. Turime irgi 50 mm diametrą ir jau nebe tiek daug užsimaunant ant vamzdžio, išlenda apie 15 cm irgi virš vamzdžio. Vokiečių gamintoja, tikrai labai nebloga kompanija, giriama. 50+ ir 55+, skirtingi diametrai, ilgiai vienodi. Diametrai, atsiprašau, jo, skirtingi truputėlį, labai nedaug iš tikrųjų skiriasi, per pusę centimetrą, 50 ir 55 ilgis tas pats, bet vokiečių kompanija tikrai gerai daro, geri atsiliepimai. Tai vat pabandysim sušauti ir pasižiūrėsim, kaip mums atrodys šitas visas reikalas ir išsibandysim. Taigi tada bandom toliau Riodelė Hunter 50+. $46,7 didžiausias karštis. Pagal viską net taip ir daug skiriasi nuo plonesnės versijos, tik tai kažkiek labiau atatranką nuima. Vakar favoritas, numeris 1, daugiausia decibelų nuėmė ir parodė geriausius rezultatus. Riodelė Hunter 55+, kaina 630 €, sveria 455 gramus, bet garsas 106,3 decibelai. Tai yra pats geriausias rezultatas. Ir Riodelė Hunter 50+, skirtumas tik tai pusę centimetro siauresnis diametras, kaina 560 €, svoris 385 gramai ir vidurkis yra 107,5 decibelai. Tai realiai per 1 decibelą tik tai skirtumas. Tai galima drąsiai rekomenduoti netgi 50-uką įsigyti ir tikrai nenusivilsit, nes gesina taip pat kaip ir 55+.